sunkios. Priešininkas tikrai buvo labai stiprus ir parodyti, kad gali pataikyti ir gali žaisti po krepšių. Buvo tikrai fiziškai stipri kova, bet džiugu, kad radom jėgų, panaudojom gynybą, kad treneris sakė ir laimėjom varžybą. Klausim? Ir treneris sakė, kad nebuvo patenkintas per pertrauką, davė tas buvo visai komandai daug gynybos, ką akcentavo. Jo, pirmą pusę gal buvo biškai silpnesnė gynybai, praleidom tokių klaidų padarėm, nesusikalbėjom, gal išsikeitėm ne taip ir gal buvo jis nepatenkintas. Antroje pusėje sakė, kad padarėm geresnį darbą, kaip ir geriau gavosi viskas. Ar daug reikia keisti įpročius ginantis per grįžus iš NBA? Buvo šiandien keletą klaidų gavau iš įpročio, bet reikia pakeisiu.